Sėkmingai įgyvendintas projektas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose. Medelyne, Kalniuke, Pabaliuose ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale iš viso 4 Šiaulių miesto mikrorajonuose nutiesti centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklai. Projektas įgyvendintas už beveik 54 milijonus litų be pridėtinės vertės mokesčio. 94,53% projektų reikalingų lėšų buvo skirta iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Likusią dalį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių vandenys finansavo projekto išlaidas, kurios nebuvo apmokamos iš ES paramos lėšų. Projektą vykdė uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių vandenys. Pagaliau galim pasidžiaugti, kad Šiaulių miesto infrastruktūros plėtros projektas yra užbaigtas ir per 7,000 šiauliečių gali naudotis centralizuota vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslauga. Tai yra gyventi civilizuotai. Iš tikrųjų, bendrovė šitam projektui skyrė daug ir žmogiškų išteklių, ir laiko, ir pinigų. Be to, bendrovė viena nebūtų sugebėjus laiku įgyvendinti to projekto. Reikia paminėti ir aplinkos ministeriją, aplinkos projektų valdymo agentūrą, Šiaulių miesto savivaldybę, kur Šiaulių vandenų kolektyvą, kur bendrom jėgom pavyko pasiekti rezultatų. Projektą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose sudarė 2 etapai. Per pirmąjį etapą buvo nutiesti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose, bei rekonstruotos 3 esamos nuotekų perpumpavimo siurblinės. Įgyvendinant antrąjį šio projekto etapą, nauji tinklai pakloti dar 2 individualių gyvenamųjų namų mikrorajonuose – Pabaliuose ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale. Pagrindinis tikslas be abejonės buvo sudaryti galimybę, sudaryti sąlygas tų kvartalų gyventojams naudotis centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, kuriomis naudotis šių kvartalų gyventojai iki šiol neturėjo galimybės ir neturėjo galimybės ilgus dešimtmečius. 2008 m. gegužės mėnesį Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis uždaroji akcinė bendrovė Ekoprojektas suprojektavo Medelyno ir Kalniuko gyvenamųjų namų rajonų vandentiekio ir nuotekų tinklus bei siurblines, bei minėtų mikrorajonų gyventojams parengė supaprastintus vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektus. Konkursą atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus Medelyno ir Kalniuko kvartaluose bei rekonstruoti 3 esamas nuotekų perpumpavimo siurblines laimėjo akcinė bendrovė Panevėžio statybos trestas. 2009 m. gegužės 29 d. bendrovė Šiaulių vandenys ir akcinė bendrovė Panevėžio statybos trestas pasirašė vandentvarkos projekto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose rangos sutartį. Panevėžio statybos trestas darbus įsipareigojo atlikti už 44 milijonus 450 tūkstančių litų be pridėtinės vertės mokesčio. Prieš pradėdama naujų tinklų statybos darbus, bendrovė Šiaulių vandenys Medelyno ir Kalniuko gyventojus pakvietė į susitikimą, kurio metu aiškino žmonėms, kur ir kada bus pradėti darbai, kur gyventojai turi kreiptis. Paaiškinta, kad vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki savo namų gyventojai turi pasikloti savo lėšomis. Išdalintos specialios atmintinės, bei už Šiaulių miesto savivaldybės pinigus parengti supaprastinti vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektai. 2009 m. Liepos pradžioje pradėti kloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose. Netrukus paaiškėjo, kad tinklai tiesiami sparčiau nei numatyta darbų grafike. Rangovė, bendrovė Panevėžio statybos trestas, dirbo Medelyne, o Kalniuko mikrorajone tinklus tiesia subrangovė uždaroji akcinė bendrovė Žemda. Mes gyvenam čia, žinot, kad ponės brangius. Aš nuo 69 nusipirkom to lūšno skaitus. Tai matai, paskaičiuokit, 40 jau kokie metų. Daugiau nebuvo, dabar kažkiek tų metų, kai tuos kolonėlės mūsų pastatė, va čia prie pat mum yra. O taip mes šulnę neturim, iš tų kaimynų nešim, iš žalę vandenį nešim, pirkum nebuvo šulnė, o mūsų čia velnės smėlis kalnas. Žemės tik per delnelį gal mum juodos, o daugiau smėlis. Gal čia to vandens nebūna, nežinai. Abiejų mikrorajonų gyventojai buvo raginami nusitiesti vandentiekio atšakas ir nuotekų išvadus.
Pagal sutartį rangovas paklojo vandentiekio įvadą iki kiekvieno sklypo ribos, o likusią atšaką iki savo namų ir nuotekų išvadą nuo savo namų iki nuotekų Šulinio gatvėje gyventojai turėjo nusitiesti savo lėšomis. Mes irgi iš Medelino rajono, mes turim vandenį gauna, bet tik kanalizacijos net, dabar jau laukiam irgi kada praves. Abiejose mikrorajonuose ir rekonstruojamose siurblinėse darbai vyko sparčiai. 2010 m. kovo 31 d. valstybinė komisija vertino pirmąją akcinės bendrovės Panevėžio statybos Trestas užbaigtą objektą – rekonstruotą nuotekų perpumpavimo siurblinę Kulpės gatvėje 1B. Po 4 mėnesių, net pusmečio anksčiau nei planuota, 2010 m. Liepos 30 d. valstybinė komisija vertino dar 2 statybų rangovo užbaigtus objektus – atliktus darbus Kalniuko mikrorajone ir rekonstruotą nuotekų siurblinę Marijampolės gatvėje 22C. Užbaigus naujų tinklų statybos darbus, Kalniuko gyventojams pradėtas tiekti geriamasis vanduo iš Birutės vandenvietės. Gyventojai, kurie buvo pasikloję vamzdynus iki savo namų, nedelsdami kreipėsi į bendrovę Šiaulių vandenis ir pradėjo tvarkyti prisijungti reikalingus dokumentus. Sparčiai darbai vyko ir Medelino individualių namų kvartale. Vienose gatvėse statybininkai klojo tinklus, kitose atkūrė gatvių dangą ir tvarkė aplinką. Sakykime, ta organizacija, kad ne vienu metu visi objektai priduodami kartu, galbūt ir padėjo mums sutaupyti, palengvinti savo darbą, kad ir gyventojams, kad jie galėtų anksčiau pradėti turėti visus patogumus, kurie suteikia šis projektas suteikia. Medelino kvartalo gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos nuo 2010 m. gruodžio 8 dienos. Ta diena valstybinė komisija, įvertinusi paskutiniuosius statybų rangovo užbaigtus objektus, pripažino, kad nauji tinklai Medelino kvartale bei rekonstruota nuotekų perpumpavimo siurblinė Žuvininkų gatvėje 3 yra tinkami eksploatuoti. Įgyvendinus tinklų plėtros projekto darbus Medelino ir Kalniuko mikrorajonuose, centralizuota sistema tapo prieinama beveik 4800 gyventojų. Projekto metu rekonstruotos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės, esančios Kulpės, Marijampolės ir Žuvininkų gatvėse. Sovietmečių pastatytos siurblinės pasikeitė net pažįstamai. Jose atliktas kapitalinis vidaus patalpų remontas, sumontuoti pažangus technologiniai įrenginiai, įrengtos apsaugos, šildymo, vėdinimo ir oro valymo sistemos. Dabar įrenginių darbas, būklė, valdymo režimai ir gedimai kontroliuojami automatiškai, o informacija apie vykstančius procesus yra perduodama bendrovė Šiaulių vandenis dispečeriniai. Po rekonstrukcijos padidėjo visų siurblinių renginių našumas. Siurblinėje Marijampolės gatvėje 22C buvęs nuotekų priėmimo įrenginys panaikintas, todėl aplinkiniai žmonės nebejaučia nemalonaus kvapo. Modernus atvežamų nuotekų priėmimo įrenginiai buvo įrengti siurblinėje Kulpės gatvėje 1B. Medelinė ir Kalniuke sėkmingai įgyvendintas vandentvarkos projektas apdovanotas 3 kartus. Bendrovė Šiaulių vandenis įgyvendinto projekto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose pirmasis etapas pateko tarp 3 geriausių šalies projektų rinkimų Europos burės 2010 nominacijoje už aplinkos tausojimą. Už šį projektą skirtas dar vienas apdovanojimas konkurse Lietuvos metų gaminys 2010. Bendrovė Šiaulių vandenis įteiktas aukso medalis. Už tą patį projektą Lietuvos savivaldybių asociacija kartu su aplinkos ministerija auksinė krivulė apdovanojo Šiaulių miesto savivaldybę už didžiausią pažangą gerinant gyvenimo kokybę vandentvarkos srityje. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo projektu domėjosi ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, jaunimas. Vaikų piešiniais buvo apjuostas senasis vandentiekio bokštas. Moksleiviai dalyvavo nuotraukų konkurse Vanduo metų laikais. Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių vandenis renginius organizavo viešindama vandentvarkos projektą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose. Vandentvarkos plėtros projekto darbai Medelino ir Kalniuko mikrorajonuose įgyvendinti už 44 450 000 litų be pridėtinės vertės mokesčio. Šiam projektui įgyvendinti aplinkos ministerija buvo skyrusi apie 72 milijonus litų be pridėtinės vertės mokesčio. Tačiau įvykus darbų Medelino ir Kalniuko mikrorajonuose pirkimo konkursui paaiškėjo, kad darbų vertė yra mažesnė nei planuota. Todėl aplinkos ministerija sutaupytas lėšas leido panaudoti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Pabalių mikrorajone ir Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių gatvių kvartale. Pradėtas įgyvendinti antrasis šio projekto etapas.
2009 m. vasario mėnesį uždaroji akcinė bendrovė Kovi Baltic suprojektavo Pabalių ir Tilžės Verdulių Kanapių Girulių gatvių gyvenamųjų namų rajonų vandentekio ir nuotekų tinklus bei siurblines. Konkursą darbams atlikti laimėjo uždaroji akcinė bendrovė Žemda ir jungtinės veiklos partnerė akcinė bendrovė Šiaulių plentas. 2010 m. kovo 23 d. bendrovė Šiaulių vandenys ir bendrovė Žemda pasirašė sutartį. Prasidėjo paruošiamieji darbai. Kaip ir Medelyno bei Kalniuko mikrorajonuose, pirmiausia buvo surengti susitikimai su abiejų kvartalo gyventojais. Pabaliuose mokyklos salė buvo pilna žmonių. Tikrai malonu, kad tai toks didžiulis susidomėjimas ir aš tikiuosi, kad tai visi būsimi Šiaulių vandenų vartotojai. Per susitikimus išdalintos atmintinės gyventojams bei už Šiaulių savivaldybės pinigus parengti supaprastinti vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų projektai. Gyventojai tvirtino, pagaliau galės civilizuotai tvarkyti nuotekas ir gerti švarų vandenį. Labai nepatogu, kai nėra vandentiekio ir kanalizacijos. Vienas dalykas, čia aš esu gydytojas. Čia visur yra šuliniai vandenį užteršti. Aš pats tyriau kelis kartus, labai daug nitratų, tiesiog negalima gerti vandens iš šulinio. 2010 m. birželio viduryje pradėti tiesti vandentiekio ir nuotekų magistraliniai tinklai Pabalių mikrorajone ir Tilžės Verdulių Kanapių Girulių gatvių kvartale. Intensyviai iki sklypų ribų buvo tiesiamos ir vandentiekio atšakos bei įrengiami vandentiekio šulinėliai, kuriuose sumontuoti vandens apskaitos mazgai. Gyventojai savo lėšomis tiesė vandentiekio atšakas iki savo namų ir nuotekų išvadus iki nuotekų šulinėlių gatvėse. Nutiesus tinklus statybų rangovas atkūrė projekto metu pažeistas asfalto ir žvyro gatvių dangas bei sutvarkė aplinką. Statybos užbaigimo komisija, vertinusi rangovės uždarosios akcinės bendrovės Žemda atliktus tinklų statybos darbus Pabalių mikrorajone, 2011 m. lapkričio 23 d. pripažino, kad statyba baigta ir objektas yra tinkamas eksploatuoti. Užbaigus darbus, Pabalių mikrorajone gyventojams tapo prieinamos centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė Aldona Šiušienė gyvena Pabaliuose. Aš pati labai džiaugiuosi, kadangi ir aš pati tapau viešai tiekiamo geriamo vandens vartotoja. Man nebereikia kiekvieną dieną gabentis tą vandenį kažkokiais būdais, o dabar vanduo atiteka į mano namus. Ir aš tikrai žinau, kad uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių vandeniai viešai tiekiamas vanduo yra požeminis, išgaunamas iš giliųjų horizontų vandeningų ir jis yra apsaugotas nuo aplinkos taršos. Iki 2011 m. pabaigos bendrovė Žemda tęsė tinklų statybos darbus antrajame objekte – Tilžės Verdulių Kanapių Girulių gatvių kvartale. Atkūrė pažeistą gatvių dangą, tvarkė aplinką. Nutiesus centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklus Pabaliuose ir Tilžės Verdulių Kanapių Girulių gatvių kvartale, viešai teikiamos vandens paslaugos tapo prieinamos daugiau nei 2000 gyventojų. Garbaus amžiaus Verdulių gatvės gyventojas Alfonsas Masiulis sako, kad centralizuotų nuotekų tinklų laukia daugiau nei 65 metus. Kaip atsikėliau čia apie 53 metus, tai vat iki to laiką jau 2011-2012 dabar tik tai sulaukim 12 metais. Nauda tai yra jau išpasakyta gera. A pirmą, taigi įsikasdom dobelę, kur nors tuos pildom visur, nebūdavo. Dabar tai yra pasaka. Pasaka. Dabar tai kiekviens, ne viens čia jau keli šimtai žmonių pajaus tokį gerą gerumą. Užbaigus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Pabaliuose ir Tilžės Verdulių Kanapių Girulių gatvių kvartale buvo įgyvendintas projekto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose antrasis etapas. Dabar 4 Šiaulių miesto mikrorajono gyventojai gali gerti švarų vandenį ir saugiai išleisti nuotekas. Vanduo yra saugus, atitinka saugiam vandeniui keliamus reikalavimus, nekelia grėsmės gyventojų sveikatai ir tikrai yra sveikas vartoti. Šiaulių miesto individualių namų gyventojai tikrai džiaugiasi, apie 7 000 šiauliečių, apie 3 000 valdų gali džiaugtis, jie nuo šiol turės ilgai svajotą svajonę turėti savo vandentiekį ir kanalizaciją. Tai išties didelis patogumas ir mieste gyvenant be tokių patogumų tikriausiai neįsivaizduoja joks europietis.
Per daugiau nei 2,5 metų įgyvendintas projektas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose. Nuolat augantis vartotojų prisijungimų skaičius jau pranoko kitus šalies miestus ir tai patvirtina, kad gyventojai vis labiau pasitikė viešai teikiamomis vandens paslaugomis. Bendrovė Šiaulių vandenys delsiančių šiauliečius ragina prisijungti ir gyventi patogiau. Thank you.